Ar mes stovime ant krizinio slenksčio, ar visgi viskas ne taip blogai, kaip atrodo? Tai paanalizuosime prieš tai buvusias krizes, aukštas palūkanų normas ir paimingumą, kuris galėtų sukelti krizę. Tai jeigu yra įdomu, feel free prenumeruoti kanalą, žiūrėti šitą video iki galo ir, žinoma, priimti informuotus finansinius sprendimus. Jeigu pirmą kartą įsijungi šitą kanalą, tai labas, esu Aleksandras, žmogus, kuris viešai dalinasi savo pasyvių pajamų kelionę. Ir šiai dienai, nepaisant to, kad rinkos krenta, rinkos yra ekstremali baimė, mano portfelis stabiliai išmoka man tarp 2-3 tūkstančių pasyvias pajamas, kas yra daugiau negu vidutinis Lietuvos atlyginimas po mokesčių. Tai jeigu nori, po šitą portfelį gali pasižvalgyti apačioje ir galbūt tai paskatins tave pradėti investuoti, gauti pasyvias pajamas, susikurti saugumą ir keliauti finansinės laisvės link. Važiuojam dabar prie pagrindinės video idėjos, ko mūsų išmokė 2008, 67, 80, taip toliau ir panašiai. Jeigu mes prisiminsim 2008-2020, viskas vyksta labai netikėtai. Netgi 2000 metais, kai vyko dotcom bubble, viskas buvo antiek netikėta, nes net ir labai patyrę investuotojai, jiem buvo sunku susilaikyti nuo labai greito praturtėjimo. Žinoma, tas atneša tam tikrą savo kainą, nes nepamatuotos rizikos prisiėmimas, jisai visada atneša daugiau nuostolio, negu kad iš tikrųjų pelno. Šiandien vėl matom nerimą keliančių ženklus, sparčiai auga obligacijų pajamingumo normos, vėlgi milžiniškas skolų lygis ir vyriausybių išlaidavimo politika. Ir tai yra signalas, kad tikriausiai turėsime tam tikrą ekonominį lūžį. Klausimas tik tai, kaip stipriai mums skaudės, kai visas tas dalykas sulūš ir subirės. Tai apie ką kalbėsiu, tai apie 1967-80 metų ekonominius ciklus, kuo jie primena dabartinius įvykius, kodėl didėjantis obligacijų pajamingumai yra pavojingas signalas ir kaip mes, kaip investuotojai, galime apsisaugoti ir pasinaudoti šią situaciją. Tai pradėsim nuo istorinių finansinių signalų, tai yra 1967-1980 metai. JAV obligacijų pajamingumai 67 metais pradėjo staigiai kilti, ko pasekoje sekė ekonominiai nuosmukiai per ateinančius 2 dešimtmečius, jeigu pasižiūrėt istoriškai. Aukštas palūkanų normas stabdė ekonomikos augimą, vėlgi buvo recesijos, akcijų rinka čiuožė žemyn. Ir infliacija 70 metais tapo tiesiog nekontroliuojama, o Fedas turėjo imtis agresyvaus palūkanų kėlimo, kas irgi nepadėjo niekam. Tai jeigu pasižiūrėti, visą tai atrodo grafiškai, Federal Funds Rate, tai šitoje vietoje nuo 65 metų iki 67 metų viskas labai staigiai kilo ir šiandienos paralelė, jeigu pravesti, JAV vyriausybės obligacijų pajamingumai, jeigu dabar uždėti kreivę, kaip panašiai mes matom 67-uosius, tai štai taip atrodo, 10 years treasury yields. Ir šitoje vietoje, kaip pas mus atrodė, visas šitas džiaugsmas. Mes esame tikriausiai tame pačiame laikotarpyje ir kur mes galime nuvažiuoti, su 10 year treasury yields. Tai yra 10 metų obligacijų pajamingumas Amerikos. Galim štai taip stipriai ir suvažiuoti. Tai jeigu šitą fraktalą mes uždėtume ant dabartinių laikotarpių, tai labai panašiai gaunasi. By the way, čia yra Bravos Research, tai galit patys susirasti. Jie daro labai daug researchų, tikrai labai įdomus jie ir kai kurios iš jų aš pasiskolinau, taip sakant, tam, kad susidaryti netgi ir savo nuomonę apie rinką. Per pastaruosius 3 metus centriniai bankai, ką darė, tai agresyviai kėlė palūkanas, bet recesija pas mus neįvyko. Tai jeigu mes prisimename, kaip ir tokios nebuvo. Nebent 2022 metai būtų juos galima priskirti recesiniam, nes S&P 500 pavažiavo 22% į apačią, Nasdaqas buvo kritęs 38%, tai kaip ir pagal rinką, tas turėtų nedžiuginti. Bet kad mes būtume oficialiai fiksavę recesiją, tai nebuvo tokio momento. Infliacija, nepaisant tam tikro sulėtėjimo, vis dar pas mus išlieka aukšta. Ir jeigu pasižiūrėti, kaip atrodo inflation rate year on year ir 10 metų treasury yieldas, nuo 67 iki 80 bendrai, kaip viskas atrodė, tai infliacija kyla, 10 metų obligacijų pajamingumas irgi žiauriai kyla. Po to viskas krešina. Toliau, jeigu einam, turim irgi infliaciją labai stipriai kylančią, 10 metų obligacijų pajamingumas kylantis. Ir aišku, tai yra krizinis laikotarpis. Toliau, jeigu žiūrėt nuo 77 iki 81, viskas važiuoja aukštyn, ta prasme, infliacija važiuoja aukštyn, palūkanų normos irgi važiuoja aukštyn. Ir po to viskas jau sučiuožė žemyn. Tai čia yra nuo 1963 metų iki 1986
metų. Po to susives video tolimesniai daly, viskas į vieną krūvą, ne? O vyriausybinis išlaidavimas gali sukelti naują infliacijos bangą, nes jeigu pažiūrėsim, kaip išlaidauja vyriausybė, tai 67 metais išlaidos vyriausybės buvo tokios ir 2007-2008 buvo štai čia ir toliau mes matome COVID laikotarpį, kada vyriausybės išlaidauja štai taip, ne? Tai pinigų spausdinimas nepraėjo veltui, taip sakant, ne? Ir jis dabar yra labai aukštam lygyje 2024 metais, jeigu žiūrėti, čia yra 24 metų pabaigai, nuo 1955 metų grafikas. Ką tai reiškia? Jeigu šitos visos tendencijos kartosis per ateinančius 50 metų, mes galim matyti labai stiprius akcijų rinkų sviravimus, labai lėtą ir neišvengiamą ekonomikos sulėtėjimą, kas mums kaip investuotojams tikrai nėra naudinga. Nes lėtėjanti ekonomika, tai reiškia, kad mažiau darbų, mažiau pajamų, mažiau pinigų investavimui, o ir prieš tai suakumuliuoti portfeliai, kurie buvo anksčiau padaryti, negeneruoja tiek pelno, ne, šitoje vietoje. Kodėl didėjantis obligacijų pajamingumai yra pavojingas dalykas? JAV vyriausybė nuo 2008 metų veikia su didžiuliu biudžeto deficitu ir šiuo metu per ketvirtį patiria apie $500 milijardų nuostolį. Ir jeigu pasižiūrėti, tai vienas esminių skirtumų tarp šiandienos ir tarp 67-ųjų yra milžiniška pati vyriausybės skola. Tai jeigu 2008 metais biudžeto deficitas atrodė štai taip, ir tai buvo labai didelė krizė, ne? Tai per COVID biudžeto deficitas atrodė štai taip. O 67 metais to biudžeto deficito praktiškai nelabai ir buvo, jeigu istoriškai pasižiūrėti. Tai dabartinė situacija, kaip mes matom, jinai yra labai prasta. Ir net dabar šiai dienai mes vis tiek matome, kad nepaisant to, kad atsistatė kažkiek, mes vis tiek esam ties 2008 metų biudžeto deficito. Toliau, skolos ir BVP santykis viršyje 120%, kai tuo tarpu 60 metais jis buvo tik tai 30%. Ką tai reiškia? Federal debt ir čia yra total public debt and gross domestic product. Tai reiškia, kad mes išleidžiame daugiau negu sukūrėme. Turėjome tik tai 30%, sukurdavom 100%, išleisdavom 30%. Jo? Tai šitoje vietoje mes išleidžiam 120% nuo sukurtų prekių ir paslaugų. Tai yra labai daug ir šita kreivė teoriniam lygmenį turėtų sučiuožti žemyn, nes mes negalime vartoti daugiau negu sukuriam. Kur tai veda? Tai veda į niekur. Kadangi JAV vyriausybė apmokestina BVP, kad galėtų aptarnauti savo skolą, tai pats aukštas skolos lygis kelia klausimą apie tos skolos tvarumą. Natūralu, jeigu mes mokestinam BVP, bet mes išnaudojam daugiau negu sukūrėm, negu tai, ką mes galim apmokestinti, tai kaip mes po velnių atiduosim tą skolą. Ir jeigu investuotojai pradeda abejoti JAV obligacijų saugumu, jie ko reikalaus, tai yra didesnio pajamingumo obligacijų. Nes didesnis pajamingumas reiškia labiau investuotojų nepasitikėjimą, tai reiškia, jie nenori skolinti Amerikai, dėl to, kad Amerika pagal visus rodiklius, yra nemoki, nes iš ko jinai gali mokėti, jeigu jinai turi 120% skolos ir BVP santykį, ne, tai yra 2% deficitą turi. Vėlgi, tai dar labiau didins palūkanų normas ir finansinį spaudimą JAV. Tai kas gali nutikti? Kiekvienas 1% skolos ir BVP santykio augimo padidina obligacijų pajamingumą 4 baziniais punktais. Neatrodytų daug. Tai reiškia, dabartiniu tempu JAV 10 metų obligacijų pajamingumas gali kilti iki 9% ir net ir be papildomos infliacijos dabar šiai dienai. Toks palūkanų augimas gali sukelti ekonominį šoką ir itin didelį rinkos svyravimą per ateinančius 5-10 metų. Jeigu mes palyginsim, 10 metų treasury yieldas, labiausiai jisai pradėjo važiuoti štai čia ir dabar jisai važiuoja irgi labai stipriai į rekordinį lygį. Ką reiškia štai šitas pajamingumas? Tai reiškia, kad investuotojai nepasitikė. Kiek maksimaliai jie buvo nepasitikėję, štai tiek. Mane šitoje vietoje. Ir ką tai reiškia mums? Jeigu vyriausybė nesugebės kontroliuoti biudžeto deficito, obligacijų pajamingumai išliks aukšti. Tada smarkiai stabdys ekonomikos augimą. Istoriškai tokie scenarijai baigdavosi arba didelėmis korekcijomis, arba tiesiog užsitęsusiomis recesijomis. Obligacijų pajamingumai veikia visas ekonomikos sritis, nuo įmonių skolų iki būsto paskolų kainų. Todėl tai yra labai svarbus rodiklis. Ir kai pajamingumai auga, investicijos į rizikingus aktyvus kaip akcijos tampa mažiau patrauklios. Kokį velnią aš turėčiau investuoti, sakykime, į tas pačias dividendinės akcijas, kurios generuoja, sakykime, 7% metinių ir prisijimti svyravimo riziką, jeigu aš galiu paimti ir paskolinti Amerikos valstybei su garantuotu, sakykime, 9% metinių palūkanų 10 metų. Tai šitoje vietoje tai yra labai didelis praradimas akcijų rinkoje, nes visas kapitalas ne tai, kad jisai pradės nebebūti investuojamas į akcijų rinką, bet jis pradės būti traukiamas iš akcijų rinkos ir įdedamas į obligacijas.
obligacijas, dėl to, kad ten pelnas yra didesnis, didesnė tikimybė, kad grąžinta bus su tomis palūkanomis daug greičiau ir be jokio streso mano portfeliai. Tai šitoje vietoje bet koks protingas investuotojas, ypač institucinis, kurio užduotis yra ne tiek, kad auginti kapitalą, bet išsaugoti kapitalą, ką jisai darys, jisai prisims mažiau rizikos ir šitą riziką akcijų rinkoje eliminuos ir gaus tuos savo 9 procentus iš obligacijų. Patys suprantame, ne, kur tai veda pačią akcijų rinką. Akcijos tampa mažiau patrauklios. Iš kitos pusės alternatyvios turto klasės gali tapti labai paklausios, kadangi paprasti žmonės, matydami, kad ilgai rinka stagnuoja, jie norės prisimti dar daugiau rizikos, tai dažniausiai menas, vynas, ten automobiliai kolekciniai, laikrodžiai kolekciniai ir tada, kas dabar atsirado, tai yra kripto, pradės dalis kapitalo plaukti į tenai. Turėti alternatyvių investicijų irgi yra gerai, dėl to, pavyzdžiui, savo portfelyje aš turiu ir bito ETF-ą ir turiu pačio kripto tiesiogiai nusipirkęs. Tai šitoje vietoje aš diversifikuoju ir stengiuosi turėti savo portfelį pakankamai plačiai išskaidytą, dėl to, kad ateinantis 50 metų, ką žada labai didelį neapibrėžtumą. Tai man norisi turėti ir alternatyvių pasirinkimų į obligacijas. Aš asmeniškai neinvestuoju, čia nesu stiprus, bet jeigu yra noro, tai galima ateiti į tą patį Freedom 24, čia bus prie paslaugos ir šitoje vietoje yra obligacijos. Tai jeigu yra noro, galite pasižvalgyti po obligacijas, galima rodyti ir daugiau, čia 50, ne? Tai nebus valstybinės obligacijos, tai bus įmonės obligacijos. Yra ir valstybinių, bet tokių kaip Rumunija, Meksika, Brazilija, tai šitoje vietoje Amerikos nematau, bet bendrai paėmus, tikrai galima per Freedom 24 ir painvestuoti į obligacijas, tokiu būdu užtikrinant savo portfelio stabilumą. Jo labiau, jeigu obligacijų pajamingumas kils labai stipriai, galima tiesiog patogiai labai fiksuotis ir reguliuoti savo portfelį. Kitas momentas, istorija rodo, kad didelis obligacijų pajamingumas dažniausiai būna rinkos piko ženklas. Va čia yra akcijos, ne, šitoje vietoje S&P 500, kaip atrodo, ir šitoje vietoje prasideda važiavimas, prasidėjo pikas obligacijų pajamingumo kilimo, S&P stagnuoja šitoje vietoje. Tai dažniausiai jisai nebepramuša jau viršaus, nėra kur augti verslam. Ir šitoje vietoje kas nutinka, tai kai pradeda tas pajamingumas jau tada kristi, S&P pradėjo važiuoti aukštyn, bet tą laikotarpį, tai čia buvo drawdownai, tikrai labai dideli, keli kriziniai metai, net čia recesiniai, gal čia kriziniai metai jau, akcijų rinka nekilo nuo 64 metų iki 80 metų. Tai reiškia, mes turėjome 14 metų stagnaciją ir jo labiau tuos drawdownus žemyn, kas yra iš vienos pusės labai geras laikotarpis akumuliuoti kapitalą, iš kitos pusės, jeigu tu jau esi pensininkas arba prieš pat pensiją, tai nebus pats geriausias laikotarpis akumuliuoti kapitalą. Ir jeigu mes žiūrėsim dabar, kur mes esam su S&P 500, tai mes esam štai čia, šitoje vietoje, obligacijų pajamingumas yra štai čia ir jis tikėtina pradės labai stipriai kilti. Tai bendrai paėmus, mes gali būti, kad ateinančius 10-15 metų turėsim tokį S&P 500 scenarijų. Todėl aš asmeniškai su savo portfeliu labai nemažą dalį skiriu covered call ETF, kurie uždirba dar iš opcionų premium, kurie uždirba iš rinkos volatilumo, tai kitaip tariant, iš rinkos svyravimo. Ir išnaudoju jį savo naudai. Tai reiškia, gaudamas pasyvias pajamas, aš galiu reinvestuoti. Tai šitoje vietoje aš numatydamas štai tokį variantą, ką aš darau, aš diversifikuoju per turto klases ir ant švenčių dar turiu covered call ETF'us. Plius, kai yra nuosmukiai, ką aš stengiuosi padaryti, tai yra stengiuosi nupirkti svertinių ETF'ų, kurie per šitą augimą turėtų man atnešti labai daug pelno, kurį vėlgi po to galima bus peralokuoti į tos pačius pasyvias pajamas generuojančius aktyvus. Ir štai šita vieta, tai jinai indikavo rinkos piką, nes realiai S&P 500 po to ateinančius 15 metų nekilo. Tai lygiai tas pats gali būti ir dabar. Jeigu mes čia užkilsim labai stipriai su pajamingumu, tikėtina, kad S&P 500 niekur nenujudės ir jisai judės tam tikram kanale. Ką matom šiandien? Mes priartėjom šiandien prie 5 procentų ribos. Tokių rodiklių nebuvo nuo 2008 metų krizės. Po truputį pradedam kilti. Štai čia yra mūsų obligacijų pajamingumas. Ir tai nedžiugina, nes jeigu mes pradėsim kilti dar, tai tikėtina, tai indikuos mūsų krizę. 2000 metai, kur buvo, tie patys 2008 metai, kur buvo, ir kur mes esam šiai dienai. 67 metai, kur buvo. Aišku, istorija tikriausiai nesikartos, mes turėsime daug daugiau kitų nežinomųjų. Praeities problemos jau yra išspręstos ir jom yra užbėgta už akių, bet tačiau mes nežinome, kokias laukia naujos problemos, apie kurias mes nežinom, ten ir slypi pagrindinė rizika. Bendrai paėmus, įmonėms tampa vis sunkiau refinansuoti savo skolas, tai gali sukelti bankrotų bangą, atleidimų bangą. NT rinkoje aukštos palūkanų
normos daro būsto paskolas brangesnės, kas vėlgi sukelia NT rinkos sulėtėjimą ir galimą kritimą. Ir jeigu šita tendencija tęsis, rinka gali pasiekti naują lūžio tašką panašų į 2000 arba 2008 metus. Gali pasiekti, nebūtinai pasieks. Kaipgi mes, kaip investuotojai, galime išnaudoti šitą situaciją? Pirmas momentas, apie ką kalbėjau, tai yra galbūt dalį pinigų alokuoti į obligacijas. Kaip tą padaryti per FIN24? Parodžiau, jeigu yra noro, tiesiog užsukit ir galite įsigyti obligacijų. Bet vėlgi, panagrinėkit, kurios jums tinka, kurios netinka į portfelį. Aš nesu obligacijų praktikas, tai šitoje vietoje palieku šitą dalyką jau. Kitas momentas, ką aš daryčiau, aš turėčiau apie 20-30% kešo pinigų rezervą. Dėl ko? Dėl to, kad labai dabar yra pamažėjusi taupimo norma. Ir jeigu mes palyginsime ją su ankstesniais metais, kai, tarkim, 59-80 metai, taupimo norma, bent jau Amerikoje, buvo 12%. Dabar taupimo norma yra viena žemiausių bendrai pasaulyje, kokia yra buvusi, 4%. Tai reiškia, žmonės neturi pakankamai santaupų. Jeigu žmonės neturi pakankamai santaupų, didelė atleidimų banga gali sukelti daugiau negu krizė, nes vėl reikės spausdinti pinigus. Pinigų spausdinimas, įliejimas į rinką prie tokių palūkanų, ta prasme, tai yra nežmoniška našta vėl pačiai šaliai, tai arba jie turės nebestimuliuoti ekonomikos, nebeduoti mum pigių pinigų subsidijų pavidalu ir mes iš to negalėsime palengvinti savo pragyvenimo, nes santaupos išsinaudos labai greitai, arba jie bus priversti, tiesiog leisti žmonėm susitvarkyti patiem ir šitoje vietoje susitvarkyti patiem gali būti labai labai sudėtinga. Tai gali privesti prie dar gilesnės krizės ilgojo laikotarpiu, kur perkamosios galios tiesiog nebus. Ir aš kalbu perkamosios galios ne tik ten akcijų rinkoje, nes jeigu žmonės neturi pinigų, verslas negali generuoti pajamų, jeigu verslas negali generuoti pajamų, jisai negeneruoja pelną, jeigu pelnas nesigeneruoja, tai atitinkamai verslas tampa nuostolingų, o į nuostolingą verslą irgi investuoti nieks nenori, nuostolingus verslus dažniausiai žmonės uždarinėja, ko pasekoje netenkama dar daugiau darbų. Tai čia tokia down the spiral. Taupimo lygis realiai turi labai labai didelę reikšmę, tad ką aš jūsų vietoj daryčiau ir turėčiau, tai yra turėčiau labai didelį pinigų rezervą. Gali būti, kad jo neprireiks. Mano asmeniškai, jeigu pažiūrėt, pinigų rezervas šiai dienai palei kapitalo dydį yra apie 25%. Yra kešų, kuris tiesiog, ta prasme, alokuotas, guli su pelnu, procentais ir tiek. Tikriausiai bus alokuotas tuo met, kai prasidės krizė, jeigu prasidės. Mažas santaupų lygis riboja vartotojų perkamąją galią, tai tą mes jau kalbėjome, ne? Jeigu vyriausybė skatintų ekonomiką naujais pinigų spausdinimais, kaip vyko 2020 metais, infliacija vėl galėtų išaugti dėl padidėjusios perkamosios galios, kuri ir buvo dirbtinai sukurta. Ir to pasekoje mes vėl turėtume daug labiau išbrangusį nekilnojamą turtą, daug labiau išbrangusi tą pačią akcijų rinką, tačiau, jeigu visgi stimuliuotų, valstybė, tokiu atveju mes nepasivytume tikriausiai. Ypač nepasivytų tie, kas neturi santaupų, nes jie tos stimulusus, jie tiesiog išnaudos pragyvenimui, jie tikrai jų nesuinvestuos, o sekančiais metais, kai infliacija bus milžiniška, jie iš savo atlyginimų negalės įpirkti netgi tiek, kiek galėjo nupirkti su dabartiniu stimulusu. Bendrai, jeigu pasižiūrėti, vartotojai negauna papildomo kapitalo dabar, palūkanų normos kyla arba nemažėja, tai kurį laiką kilo, dabar po truputį buvo pradėjusios mažėti, bet dabar mažinimas irgi apstojo. Tikriausiai mes neturėsime naujos infliacijos bangos, bet aš tikrai siūlyčiau jums turėti dalį pinigų kaip rezervą. Ką daryti toliau? Tai kaip investuoti? Tai vėlgi diversifikacija į saugesnius aktyvus, obligacijos tos pačios, nekilnojamo turto galbūt galimybės, reitų supirkimas, tai yra nekilnojamo turto kompanijų, verslo plėtros kompanijų supirkimas, kuris mažiau svyruoja negu standartiškai rinka. Ir jeigu yra labai didelis noras, tai galbūt prisidėti savo auksą arba sidabrą į portfelį kaip tauriosius metalus. Per ekonominius sukrėtimus šitie dalykai dažniausiai išlieka stabilus. Kiek tai galima pavadinti žodžiu stabilus. Toliau atsargiai žiūrėti į akcijas, ypač į tas, kurios yra šiuo metu ant hypo pervertintos, nes verta vengti per daug price to earnings santykį turinčių kompanijų, nes vis tiek anksčiau ir vėliau viskas grįžta prie fundamentalo ir prie fundamentalių rodiklių, tad jeigu fundamentalūs rodikliai yra nežmoniškai pervertinti, tikėtina, kad mes ateityje turėsime greičiau nuostolį negu pelną. Ilgojo laikotarpio pelną turėsim, bet greituoju laikotarpiu, tai viskas turėtų atsistatyti. Defensive sektoriai, tai yra gynybiniai tie vadinami sektoriai tokie kaip sveikatos apsauga, pagrindinės vartojimo prekės dažnai tiesiog laikosi geriau per rinkos krizės, nes tai yra būtinieji dalykai. Niekas negali nesitvarkyti sveikatos, tu nenumirsi dėl to, kad nėra pinigų, esi pasiskolinsi, tikriausiai reisi į gydymo įstaigą. Kitas momentas - likvidumo išlaikymas, tai investuotojai turintys pakankamai grinųjų gali išnaudoti rinkas kritimą geroms pirkimo galimybėms. Pinigų laikymas trumpalaikėse obligacijose arba indėliuose gali suteikti šiek tiek lankstumo, laukiant geresnių įėjimo taškų į rinką ir neleisti pinigam nuvertėti. Tokių korekcijų metu yra dvi kategorijos investuotojų.
investuotojų. Pirmieji, kuriem baigėsi pinigai ir jie ieško kaip išgyventi. Antrieji, kuriem baigėsi pinigai dėl to, kad jie tiesiog supirkinėja visą turtą. Iš principo papigiai. Per krizę dažniausiai gimsta daugiau milijonierių negu per gerąjį laikotarpį. Apie tai irgi ne vieną kartą esu kalbėjęs. Tad jeigu tu norėtum išnaudoti tokius ciklus savo naudai, reikės tikrai labai gerai pasiruošti. Kaip tam pasiruošti, net jeigu tu dar nepradėjai, tai video išėjęs vakar tau tikrai padės. Ir kita dalis, jeigu šita prognozė išsipildys, ką reikėtų daryti, tai laipsniškai mažinti savo labai aukšto svyravimo pozicijas ir eiti prie saugesnių, ieškoti fundamentaliai gerų verslų ir tada juos supirkinėti, stebėti Fedo politiką, jų sprendimai turės didžiausią įtaką rinkoms, tai vėlgi stebėk ir šitą kanalą, jame dalinsiuosi viskuo, ką darau su savo pinigais. Ir ekonominis sulėtėjimas tikrai prasidės, tik tai neaišku, kada jisai prasidės, tad jeigu nori būti pasiruošęs, geriau tą padaryti anksčiau ir pradėti ruoštis dabar ir tada per tą ekonominį sulėtėjimą tiesiog daryti tam tikrus veiksmus, apie kuriuos pakalbėjom. Bendrai šiuo metu matom daugybę signalų, rodančių, kad rinka gali susidurti su iššūkiais. Obligacijų pajamingumai, istoriniai ciklai, viskas primena anksčiau buvusias krizes. Investuotojai, kurie realiai pasiruoš šiandien, kad jau nuo rytojaus, sakykime, gali kažkas įvykti, jie tikrai turės labai didelį pranašumą prieš tuos žmonės, kurie aklai bandė pataikyti į geriausią akciją. Šitoje vietoje nebūkit tie aklieji. Aš irgi stengiuosi nebūti, nepaisant to, kad tam tikrose vietose aš prisiimu labai daug rizikos, bet vėlgi tai yra pamatuota rizika, kurią aš galiu toleruoti. Tikrai nebūtina kopijuoti mano portfelio, bet galite jį sekti. Tai man būtų įdomu sužinoti, ką jūs manot apie visą šitą dalyką. Tai palikit komentarus, susirinkit bonusus iš mūsų rėmėjo Freedom 24. Ir palinkėsiu jums pelningo investavimo, ne krizinių metų. Jeigu jie bus kriziniai, tai palinkėsiu tiesiog būti pasiruošusi. Iki kitų kartų. Kur tai veda? Tarsi tai veda į niekur, į bedugnę.